kosmose žmogus irgi ruošiasi gyventi, tai toj aplinkoje, kuris gyvens, aišku, kad reikės kontroliuoti tą aplinką. Ir toje aplinkoje reikės kontroliuoti būtent tas medžiagas ir tos dalykus, kurie tam žmogui yra reikalingi ir kaip tai jo gyvybei pavojingi. Čia tiesiog galima turėti mažą rinkinuką biojutiklių, kurie galėtų pagelbėti grynai diagnozei tam tikrų ligų. Tos anglinių medžiagų naudojimas turbūt būtų naudingas tam kosmosui, dėl to, kad yra labai lengvos medžiagos, pasižymi įvairiom savybėm, jos labai technologiškos. Aplinkoje neįsidėsi 10 metų vandens, skrisdamas į kosmosą. Neišvengiamai reiks naudoti tą patį. Tai mes turim fermentinės sistemas, kurios leidžia šitą karbamidą suskaldyti iki CO2 ir amoniako, ir jos abudu labai nesunkiai galima atskirti ir tą vandenį nesunkiai galima vėl panaudoti daug kartų. Informacija apie tai skleidžiam per tą kosmoso asociaciją, su konferencijose dalyvaujam, pranešimus skaitom, susitikimuose dalyvaujam.